Atšalo oras, reikia autoimunitetus. Reikia, kad jie nesirgtų stiprus, būtų namatus sutaisytų, restauruotų tvirti. Nu, žiūrėk, man tau greitai. Turi super fainą maišiuką. Turi 3 vaistukus. Taip. Jie visi kartu gersis. Mes įsileisim ir šakneles, įsileisim ir grybus. Čia yra ekstraktas. Labai stiprus ekstraktas. Kada jūs reikia gerti? Žiūrėkit. Čia yra ekstraktas poniabudės ir liūto karčių. Ekstraktas padarytas 1:12, reiškia iš 12 kg paimta ir kilogramo jėga. Va čia visos vaistingos medžiagos iš 12 kg į kilogramą subėgė. Oho. Poniabudė sekso grybas. Poniabudė jums visą prostatą atitaisys. Ciklidės atitaiso. Kas negalėjo užturėti vaikų, užturi vaikų. Čia labai stipru. Moterim gimdas visas atitaiso. Jis gerai labai kaulus gydo, kraujagyslę, širdį, jisai prieš onkologinis pilnai. Onkologinius navikus visus, riebalinius, blogus, piktus visus. Net gerus žudo, guzus visus naikina, cistas naikina. Poniabudė plus liūto kartis. Liūto kartis jau eis greitins smegenis jūsų. Elektronika smegenyse, nauji neuronai susijungs, nauji takai. Greitins smegenys, pozityvumas, greitis, energija. Šitas 2 grybai susimaišo, gaunasi gydo ir vidinius organus, gydys ir galvą, smegenis. Šitas va. Poniabudės ekstraktas. Viena kapsulė ryte, viena kapsulė po pietų. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną ir su žmona kartu būtinai. Su antra pusė. Mumijus rekordiškai kaulus tasys. Jisai ir duos ir vyrišką energiją. Jis tiesiog energijos šaltinis. Jis rekordiškai kaulą restartuoja. Kaulas kaulėja per 10 dienų, kur turi suaugti 1,5 mėnesio, kaulas suauga per 10 dienų. Jis kaulėja, storėja savo diametrį. Todėl jį galima vartoti ilgiausiai 1,5 mėnesio, ilgiau nevartokit, kaulo jau per daug sustorėja. O čia ant kiek laiko jisai? Kiek šitų piliulių? Oi, čia toks reikės po vieną lašiuką rytais valgyti. Ai, čia lašiukai? Jo, bus tokia derva ant degtuko susisuki ir lašiuką nuvalgai. Nes čia reikia 1,5 mėnesio ir pertrauką daryti. Nu ir pienių varnalėšų šaknis. Pienių varnalėšų šaknis rekordiškai valo kepenis, atstato širdį, visus vidinius organus, akmenis lauk išvaro. Pienė gydo 60 ligų, varnalėša 80 kliniškai patvirtinta, dar šaknų jėga, valymo procesas. Ir kaip susijungs šaknys, grybų ekstraktai ir susijungs kaunų mumijus, viskas kartu vartosis, ais didelis pozityvas ant sveikatos, jūs pabandysit ant savęs ne teorijom, o praktiką ir pamatysit viską, kaip jums kils sveikata į viršų. Aišku, šitą reiškia ryte ir po pietų. Jo, ryte ir po pietų ryte. Šitą ruošiamės kaip kavą. Vienas arbatinis šaukštelis į arbatinį puoduką užplikinam verdančių vandenį. Taip. Ir atšalusią geriam. Galim iš vakaro darytis ryte. O jeigu pasidėti į arbatinuką ir ten jis gali būti laiko? Jo, gali parą laiko stovėti. Nu, tai va. Jo, galit iškart biškį. Bet jei vieną kartą į dieną gerti. Būt gerai labai ryte vakare. Nepraleidinėt. Rekordiškai kepenys regeneruoja kepenys. Tiesiog kaip vaikos kepenys atsistatys. Ir daug valymo kepenų būdų, bet šitą, žinokit, kaip šaknis atstatinėja, galima ir margainiais valytis, bet ir mumijus valys kepenis, žodžiu, ir poniabudė valo kepenis. Jums ant visų sistemų atsikimšinės. Tai reikia šaltinio vandenį gerti. Aha. Įsigykit šaltinio. Tai galima?